inžinerija ir mokslas bei studijos neturi sienų. Studijų programos inovatyvi kelių ir tiltų inžinerija absolventas Karolis Sakalauskas. Studento duonos ragavo ir žinių kraitį krovė ne tik Vilnius Tech, bet ir Rygos technologijų universitete. Čia praleisti metai atnešė jam bakalauro ir magistro laipsnius. Ir tada supratau, kad einu labai tinkamą linkme. Studijuojant magistro studijas, aš supratau, kad aš esu savo vietoje. Man asmeniškai labai padėjo, kuomet aš pakalbėjau su jau esamais inžinieriais specialistais, kurie jau dirbo tą darbą ir mokėsi tuo metu. Tai gavau tikrai labai daug žinių. Tai vienas iš tų kelių, kaip tą padaryti, tai nukeliauti į universitetą organizuojamas atvirų durų dienas ir ten iš tikrųjų gausite labai daug atsakymų, kurie jums rūpi ir nebus tam tikros nežinomybės stojant. Kas tikrai nepasikeitė nuo studijų laikų iki šios dienos, tai pats Karolis. Užimdamas atsakingas vadovo pareigas įmonėje, kuri rūpinasi kelių priežiūra ir kokybė Lietuvoje, jis ir šiandien draugiškas, paslaugus, rodantis iniciatyvą, besidomintis inovacijomis ir ieškantis efektyvių sprendimų. Kodėl reikėtų pasirinkti inovatyvių tiltų ir kelių studijų programą? Tai pačioje programoje iš tikrųjų reikia atlikti gana daug projektų, gana daug formuojamų namų darbų vienu metu. Tai labai iš tikrųjų ugdo užduočių valdymą ir apsukrumą pačio studento. Pasiektas rezultatas tikrai labai džiugina, gilinamos žinios anglų kalboje ir supranti visą techninę kalbą, kuri yra naudojama būtent šioje studijų programoje. Bet Karolis prisipažįsta, kad yra vėjavaikis ir pasitaikantis stresą lengvai kompensuoja keliaudamas motociklu ar gaudydamas vėją su jėgos aitvaru. Čia mes turime techninę druską, kuri yra skirta kelių barstymui žiemos laikotarpiu. Įdomus faktas, kad ši druska yra iš Maroko, kita atplaukė iš Egipto. Tai labai smagu, kad universitete daug studentų prisijungia ir iš šių šalių ir įgyja dvigubo diplomą inovatyvių kelių ir tiltų inžinerijos. Pasirinkęs inžinerijos studijas niekada neprašausi, nes gerų inžinierių, gerų specialistų reikia visada ir Lietuvoje, ir visame pasaulyje.